Spalio 16 dieną įteikti nacionalinio konkurso metų pameistrys 2025 apdovanojimai. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos absolventas, virėjas Rokas Gabrielaitis, pripažintas geriausiu 2025 metų pameistriu, o jo mokytojas, Panemunės pilies restoranų Kukne šefas Mantas Makaras, 2025 metų meistru. Tais metais Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje susipažinom su Roku ir su visa trečio kurso grupe. Tai kažkaip taip gavosi, kad Roką ir dar vieną mokinį numačiau, kad galėtų dalyvauti metų pameistrių projekte. Numatėm su projektų vadove, kuri irgi dirba šitam projekte milžinišką darbą, tvarkydama visus dokumentus. Vanda Stonienė, tai labai didelis ačiū ir jai. Kažkaip po truputėlį su Roku per 2 savaitės bendradarbiaudami sutarėm, kad galėtų pas Mantą atlikti pameistrio projektą ir įgyvendinti pameistrio projektą kaip dalyvis. Tai smagu, kad ir Mantas sutiko šitam projektą dalyvauti. Labai smagu ir labai džiugu. Ir Mantas labai globėjiškai priėmė. To rezultatas labai aiškiai matosi, ar ne? Tai metų meistras ir metų pameistrys. Ką jau čia gali daugiau, bet daug žodžiauti. Be galo džiaugiamės. Džiaugiasi ir mokykla. Vienas iš pavyzdžių ir buvo Rokas. Tai va, aišku, žinai, atėjo vaikai iš mokyklos, nematė tos virtuvės tikros, to, kaip sakau, fabriko pačio, žinai. Ir parodyti tą virtuvę, žinai, nesuversti iš karto, nes jiems vien tik tais atleidimo linija atrodo chaotiškai kokį šeštadienį, kada čia nesąmoningais kiekiais aptarnavimas vyksta, žodžiu, svečių srautai ir taip toliau. Iš 3 pameistrių vienintelis turbūt, kuris parodė pozityvą, kad nori išmokti, žinai, daug įtikinėti ten jau per daug nereikėjo, reikėjo tik supažindinti su procesais, kurie yra žiauriai neįdomus, žiauriai įkyrus ir aš vis laik tai bandausi su kiekvienu naujoku, pameistriu, nesvarbu, ar tai žmogus be patirties. Tai yra tai, kas svarbiausia virtuvėje. Higienos, švaros palaikymas ir paruošimai. Tai yra baisiai nuobodūs procesai be galo. Tai ten, sakykime, pastas bulvių skutimas, svogūnų ar dar kažko, bet be jų virtuvė neveikia. Turi pajausti, pačiupinėti kiekvieną tą produktą, susipažinti su juo. Tai va, tai šiaip Rokas iš tikrųjų per labai trumpą laiką, per porą mėnesių, žinai, jau galėjom patikėti jam tokius, žinai, prekių priėmimą, įvertinti produktus, žinai, plika akim. Jisai pagrindai ir buvo, kuris, nes, tai prasme, jis pasiūlė į pameistrystę, mes su neapsigalvoję, tai prasme, sutikom. Paskui girdėjom daug apkalbų, kad ten neikit, išnaudoja ten. Paskui mes pasakėm Ramūnui, kad ne, mes neįsim į pameistrystę. Tada jis vėl perkalbinėjimas, mes gerai eis, paskui vėl neįsim. Ir galų gale sako, neklausykit kitų, sako, galiu ten, sako, man tai vieną dieną nuvažiuoti pasibandyti. Na, mes nuvažiavome. Taip, bet pati pradžia buvo jaučiau labai įdomiausia, nes viską nuo nulio pradėti. Kas labiausiai patiko, tai vat pačiai pradžioj, kai mes pradėjome atlikti pameistrystę, tai mes su paprastais mažais peiliukais pjaustydavome viską. Ir antrą dieną gal šefas pasiūlė mums su šefo peiliuku pabandyti pjaustyti atsargiai. Ir gali atsisakė, o aš atsispyriau vis tiek bandžiau pjaustyti su juo. Jo dydis, jo aštrumas. Ir vis tiek smagiau negu su mažu peiliuku pjaustyti. Buvo labai baisu, kad pirštų nenusikapot. Aišku, iš pat pradžio lėtai, kad nenuspjausiu tų pirštų, o paskui su laiku pradėjau greičiau dirbti. Tai va, čia įsipjovė į pirštą, čia žinai dirba su mažiuku peiliuku,
Tai tiesiog tokiais gražiais epitetais prieėję, žinai, sakau, žiūrėk, yra kombainas ir yra žoliapjovė. Dirbsi su žoliapjove, didelio lauko nenuvarysi, o virtuvė reikalingas ir greitis, ir produktyvumas, žodžio stiprus. Tai va, tai ta šefo peilį, žinai, tai irgi negazdinant, žinai, išsigasi, įsipjausi arba ten dar kažką, ką darysi, bet tai yra normalu. Tai yra virtuvė. Tie visi randai ant pirštų, ant rankų, nudeginti, nupjauti, įpjauti, žodžiu, tai yra dalis viso šito. Tai tom tas grožis virtuvė, žinok, ir skiriasi. Ir džiaugiuosi, kad Rokas savinusi ir eina toliau tuo keliu. Baisaus nieko jau nebuvo. Paskui viskas kaip ir gerai buvo, nebuvo nei tų baimių jokių nieko, nes buvau pripratęs ir prie to kolektyvo, prie visko buvau pripratęs. Nu jo, iš pat pradžių buvo irgi su tokia baime, su tokiu jauduliuku irgi buvo, nes vis tiek. Bet paskui su laiku susibendravom visi. Tokias vaikiškas bitkas, kaip mėsmalę kišti peilį, pagrūsti mėsą. Ir kaip dabar atsimenu, atėjo pas mane atleidimo leidėjai ir sako, prisidirbau, žinai. Ir tai labai pridirbo tada. Bet viską mokinosi, žinai, iš tokių, ir aš leidžiu tą dalyką iš tikrųjų. Čia nėra gerai kaip iš verslininko pusės, bet viskas iš klaidų. Nudegi rankas, žinai, kad ten dar kartelį daugiau nesiliesi. Jeigu palikai pečių atvirą, žinai, ar ten garus pasileidai. Viską mes žmonės turbūt per patirtis, žinai, tas skaudžias ir įsisavina. Nu tai gal pabandyt eiti tie profesijų, ta prasme, kol tu atrasi, kurios tu nori. Ir vis tiek tu, ta prasme, vyresnis, kad vis tiek, manau, turėtum kažkiek žinot, ko tu nori. Mūsų keliai šiai dienai trumpam išsiskyrė yra, noriu, kad pamatytų jisai kitų virtuvių. Ir turbūt ir tas pats mokslas čia pas mane labai išvargino, tai žinai, jam tiesiog reikia įkvėpti oro. Aišku, neprisižadėjau viens kitam, bet pavasarį vėl sugrįšiu į Kuknę. Tai va, o dabar keliauja per kitas virtuvės, ėmėsi kitų patirčių, turi pamatyti, kaip kas, žinai, kad galėtų palyginti, tai yra labai svarbu. Ir aš noriu išskirtinai pasidžiaugti ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, kad mokykla pati iš savęs priima visokius tokius projektus, kad nesnaudžia, neatsilieka, o dalyvauja ir tada ir mokykla laimi, ir mokiniai laimi, ir darbdaviai laimi, ir visi laimi. Tai smagu, kad vyksta bendradarbiavimas, smagu, kad atrandam talentų, smagu, kad talentai ir tie deimantukai neapšlifuoti šlifuojasi ir kad galiausiai finale, kad lieka mūsų rajone tie žmonės ir dirba gal mūsų rajone, ar ne? Tai labai smagu, labai džiugu, sveikinu dar kartelį Mantą, Roką, tame tarpe ir save sveikinu, ir Vandą, ir visą Smalininkų technologijų ir verslo mokyklą, visą bendruomenę.